mes augam tik per kančią. Kai tau pasako, kad tavo vaikas jau mirs, tu nežinai, tai kada? Bet kada. Tada tu supranti, kad visiškai nereikšmingi dalykai, nes tu turi tą minutėlę pabūti su savo vaiku, kol jisai dar gyvas, kol šiltas, kol širdelė plaka. Tai tada ta vertė ateina ir vis tik čia yra meilė, visagalė meilė, ypač mamos, tėčio, artimųjų meilė, nes kai tu taip myli, tai visiškai nesvarbu, koksai tas vaikas. Ir nereikia žiūrėti, ko tu neturi, ir nereikia žiūrėti, ko tu negali. O žiūrėk, ką tu gali ir ką turi. Širdelė plaka, Elzė kvėpuoja, tuoj užmigs nuo mano kalbų. Tai va, mes dar turim. Ir mes praleidžiam tą gyvenimą, galvojam, ko neturim ir prarandam tą džiaugsmą. Visą laiką gali būti dar blogiau. Gimdymo metu įvyko visiška placentos atplaiša. Tai Elzė gimė ne tik su sindromu, 18 chromosomos trisomija vadinamo Edvardso sindromas, bet dar ir hipoksijoje. Na ir ką, ir iš karto sužinom, kad Elzytė čia ar už minutės, ar už valandos mirs, nes vidinės patologijos tokios, kad tiesiog su gyvybė nesuderinam. Ir nuo to laiko praėjo jau 8,5 metų, kaip mes vis dar gyvos. Tik 5 procentai išgyvena kažkiek ilgiau. Trisomijos tėvai gyvenimo laiką skaičiuoja minučių tikslumu. Sako, išgyveno 18 stebuklingų gyvenimo minučių. Dabar metais, skaičiuojame tą laiką metais. Neapsakoma vertė. Tos akimirkos neapsakoma begalinė vertė. Nuo 3 mėnesių amžiaus paliatyvi slauga, tai jai dažnai prireikia deguonies, irgi reikia labai stebėti gyvybinių funkcijų parametrus. Su mažu piršteliu, tai sudėtinga visą laiką matyti skaičius. Ir jūs iš karto taip atsikreipėte į mūsų pagalbos šauksmą, aš esu tokia dėkinga. Ačiū Jums labai, labai ačiū. Aš pirmoje eilėje tai labai noriu padėkoti Elzei už jos stiprybę visai mūsų šeimai, visai medikų bendruomeniai, visoms klinikoms ir pradedant vadovybę, baigiant sesutėms, slaugytojams, slaugytojų padėjėjams. Visi prisidėję yra prie Elzės gyvenimo stebuklų. Labai nuoširdžiai dėkoju galą vakare dalyvavusiems žmonėms ir prisidėjusiems prie mūsų šeimos gyvenimo kokybės. Ačiū visiems labai. Nuostabi Lietuva yra mūsų, žinokit.